Įtariamieji yra nekalti, kol teismas neįrodė jų kaltės. Į Lietuvos sieną daugiau kaip 1500 kilometrų vingiuoja per pelkes, miškus ir brūzgynus. Nelegalai, cigaretės, narkotinės medžiagos. Per metus pasieniečiai sulaiko kontrabandinių prekių už 30 milijonų eurų. Pasienio sargyba. Realybės drama iš Lietuvos pasienio. Laida kuriama bendradarbiaujant su Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Mašiną radom, dabar ieškokit visos sargybos takuose žmonių. Šiandien laidoje pasienio sargyba. Automobilis tuščias. Kvapą gniaužiančios kontrabandininkų gaudynės. Metė savo brangų krovinį, nusikaltėliai spruko į tamsą. Ar pavyks pareigūnams juos pagauti? Kojas pučiai. O štai kelyje sustabdyti du juodaodžiai rodo vairuotojo pažymėjimą, išduotą neegzistuojančioje šalyje. Kokių dar arabų pripūs mūsų pareigūnams ateiviai iš pasakų šalies? O dabar dėmesio, klausimėlis. Kiek dėžių kontrabandinių cigarečių telpa sename golfuke? Kontrabanda. Cigaretės, alkoholis, degalai. Ko gero retas iš mūsų susimasto apie tikrąją kontrabando žalą mums visiems. Kasmet ES biudžetas patiria 10 milijardų eurų nuostolį. Bet tai tik sausa statistika. Iš tiesų didžiulių pinigų netenka mokytojai, medikai, pensininkai ir kiti mūsų šalies gyventojai. Kontrabandininkai vagia iš mūsų visų. Mūsų tarnyba per metus sulaiko cigarečių, kurių kaina būtų maždaug 5-6 milijonai eurų, bet mes viso labo sulaikom tik apie, turbūt 15%. 15% visų sulaikomų cigarečių mūsų valstybėje. Ir aš kalbu tik tai apie kontrabandinės cigaretės. O yra ir kitos dar prekės, yra kiti procesai vykstantis. Tai žala didžiulė valstybė patiria. Man yra pikta dėl to, kad tai yra pinigai, bet kurie eina pro šoną. Dieveniškių kilpa, vadinamas Lietuvos apendiksas, tikras pasieniečių galvos skausmas. Mums siutina senutė. Siutina ir kunigų siutina, bet stabdoma. Visa kilpa yra apsupta Baltarusijos teritorijos, todėl į Lietuvą dažnai bandoma gabenti didelius kontrabandinių rūkalų kiekius. Dėl geografinės padėties ir dėl kitų ypatumų, iš tikrųjų tai yra Sopulys ir, turbūt tikrai karščiausia vieta visame mūsų pasienyje. Dabar jūs matote pasieniečių termovizorinėmis kameromis nufilmuotą kontrabandininkų operaciją. Vadinama gyvatėle išsirikiavę nusikaltėliai iš Baltarusijos į Lietuvą per sieną žaibiškai permeta rūkalų pilnas dėžes. O patys per kelias minutės pasišalina iš įvykio vietos. Pasienietis aptiko įtartinus pėdsakus. Mes matom ištrypčiotą taką. Ir čia tikrai ne žvėrių. Šūkirės, kaip tie žmonės gal pasiėmė į mišką, jos ten nėra. Nu ką? Saldainį, šokoladą. Aš galiu šunį pamatyti. Šuo sureagavo, parodė, kad ant medžio tupėjo, sėdėjo žmogus. Rado nuo šokoladuko popierėlį, kvapas dar šviežias, irgi sureagavo. Dabar pabandys giliau į mišką, paleis šunį, gal šuo be pavadžių sureagos. Viena sargyba šukuoja miškus iš tos pusės, mes važiuojam link karjero pažiūrėti. Vilniaus rinktinės Gintaro Žagūnio užkardoje gauta operatyvinės informacijos, kad šiąnakt prie sienos kontrabandininkai mėgins įvykdyti itin stambaus masto operaciją už 10 000 eurų. Dėl tokių pinigų nusikaltėliai pasiryžę bet kam. Vilnių, tu dabar ką tik važiavai link Stakų bokšto? Ne, aš dabar važiuoju nuo 45 mažėjančią tvarką. Supratau, reiškia, čia vyksta erzinimo, reiškia, zondavimo momentas. Ką tik tai džipas juodas prie Stakų bokšto ir tiesiog jau atgal didelių greičių. Kontrabandininkai, kaip sakoma, zonduoja dirvą, tačiau ir pasieniečiai nesnaudžia. Turim žvalgybinės informacijos, kad ruošiamasi per sieną gabenti kontrabandinės cigaretės greičiausiai.
dabar yra rengiamasi. Tačiau ir nusikaltėliai atsako tuo pačiu. Atveža ir miške paleidžia saviškius vadinamus šucherius. Jų darbas – stebėti pareigūnų veiksmus ir pranešti nusikaltėlių vadeivoms. Ir laukiam veiksmų iš jų pusės aktyvesnių. Kontrabandininkų gaudynės prasideda. Prie Gintaro Žagunio užkardos pareigūnų prisijungia ir kolegos iš kitų užkardų. Šiuo metu pamainos vadą jaudina vienintelis dalykas. Ar didžiulės pasieniečių pastangos nenueis per niek? Ar pavyks perimti didžiulį kontrabandinių cigarečių krovinį ir sulaikyti pačius nusikaltėlius? Kaip tik šiuo metu per Asiją pasieniečių žvalgas praneša, kad nusikaltėliai išsidėstė vadinamą gyvatėlę per sieną, permetinėja dėžes. Kažkokius garsus girdė mūsų slapukai. Kažkas kaip į vandenį krenta, kažką mėtų. 7 žmonės. Vien po 2 dėžės, tai jau 14 dėžių. Dar juos reikės sugauti. Nu, jeigu mes leisime atsitraukti, manau, jie neišsilakstys. Kantrybės. Ir dar kartą kantrybės. Pasieniečiai puikiai žino, kad jei kontrabandininkus jie puls nedelsdami, šie su visų kroviniu spruks atgal į Baltarusiją ir tuomet gaudyk vėją laukuose. Nors ir rizikuojant, kad nusikaltėliai pabėgs, būtina leisti jiems su visų kroviniu įeiti į mūsų šalies gilumą. Juda 6 žmonės atgal to pačiu maršrutu, grupelėmis po 2, atstumas daugmaž tarp grupelių 20-30 metrų. Supratau, kaip paskutinė grupelė pajudės ir bus nuo sienos apie 150 metrų, praneš man. Važiuokit palei sieną lyg 0642 ir eikit nuo sienos ieškoti žulikų. Dėmesio, jie sustoja visi vienai grupėje, 6 asmenys, prie jų atėjo automobilis nuo Stakų kaimo. Pamainos vadas nedelsdamas priima sprendimą persekioti nusikaltėlius. Įtampa auga. Vienas, čia reikės važiuoti vieniems, mes važiuojam to keliu. O vieniem čia, o kažkas čia ežia. Mašiną radom, dabar ieškokit visos sargybos takuose žmonių. Mašina jau niekur nepabėgs. Pasieniečiai randa kontrabandininkų numestą automobilį. Tačiau jame nei žmonių, nei nelegalių tabako gaminių nėra. Dėžės su cigaretėm turėtų būti kažkur netoliese. Pasieniečių užspeisti nusikaltėliai negalėjo jų toli nugabenti. Vieną matau, negi jie gal išnešė, bet neturėjo. O, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10. Va, dar kiek. O, nu kaip? Žemė 30. Super. O, čia, per 20. Ta naktį pasieniečiams pavyko aptikti išties stambų kontrabandos krovinį. Miške rastos daugiau kaip 20 dėžių su kontrabandinėm cigaretėm už 35 000 eurų. Tačiau operacija dar nebaigta. Netrukus pareigūnai sulaikys įtariamus kontrabandininkus ir čia jau prireiks antrankių. Surašyk, tada galėsi paimti. Štrauk. Bet prieš tai pažiūrėkite, visai netoli Širvių kaimo pareigūnams į akis krenta tarsi ir niekuo neišsiskiriantis senas Volkswagen Golf automobilis. Lengvų pinigų ištroškę kontrabandininkai būtent tokiomis senomis mašinomis į mūsų šalį gabena cigaretes, degtinę, degalus. Tokio vos kelis šimtus kainuojančio metalo laužo negaila jai konfiskuos. Negaila jai teks palikti jį ir sprukti, kiek kojos neša. Ar ir šiame golfuke pareigūnai aptiks nelegalių prekių? Kaip čia? Iš ko cigaretės? O jį pirkau. Kur? Sielose. Kur? Sielose, didžiosios sielose. Pas ką pirkai? A tenai lentpjūvėj pasiūlė. Kada pirkai? Kada aš buvau dirbau. Kiek turi kiek? Nieko ne. Nieko neturi. Mašiną prie traminio privaryk.
vienas pakelis. Vardysim bardačioką. Po kepurę paslėptas, bet bardachiokas sukinėtas, bandysiu sukti. O čia va pastatyk va šoną. Įtariu, kad jo, nes sukinėti varžtą diktadėžį, plus vienas pakelis paslėptas buvo po kepurę. O dabar dėmesio, svarbi informacija. Pagal Lietuvos Respublikos įstatymus baudžiami ne tik kontrabandinių rūkalų gabentojai ir pardavėjai. Užtenka su savimi turėti vos vieną pakelį kontrabandinių cigarečių ir viskas. Bauda garantuota. Tai kur cigaretė paslėptas, sakyk? Nėra. Pareigūnas toliau purto sustabdytą golfuką. Įgudusiais judesiais atsuka varžtus. Bet sulaikytam vairuotojui regis nelinksma. Vairuotojas akivaizdžiai nervinasi. Ir kai jau atrodė, kad pasienietis nieko nepeš, staiga... Opa, teik čia su kamerą. Kas čia? Žinai, kiek galima gabenti cigarečių? Kiek? Nežinai? Bloką. Bet tu turėjai iš viso turėti įsigijimo dokumentus. Kur dokumentų? Nėra. Čia viršyje jau kiekį. Jau čia straipsnį turi. Davai pasako, kur cigaretė. Nieko, va. Išardysi mašinas, aš tau Va čia laiko, vežėm su broliu buvom. Pasienietis įtarė, kad automobilyje, specialiai įrengtose slėptuvėse, gali būti daugiau cigarečių. Slaptose automobilio ertmėse kontrabandininkai įsigudrina paslėpti įspūdingus kiekius cigarečių. Kur šį kartą pareigūnai aptiks kontrabandinių cigarečių krovinį. Kuo pasižymi kontrabandininkų automobilį? Nu ką, automobilis, aišku, turėtų būti didesnis negu golfas. Nors buvo atvejis, kai ir į golfą buvo sugrūsta 15 dėžių. Tamsintas galas būtinai. Nu, aišku, automobilio išvaizda savo pasako. Nu, nėra gera mašina. Daugiau nieko nerandu. Viskas. Pasieniečių sulaikytas vietos gyventojas netrukus gaus šaukimą į teismą. Tiesa, savo seną golfą pažeidėjas išsaugojo. Už 5 blokus nelegalių cigarečių mašinos nekonfiskuos. Tokie įstatymai. Tačiau baudą vyriškiui susimokėti tikrai teks. Ir čia jau nepadės jokie išsisukinėjimai. Bauda, galiu pasakyti, taip, eina sankcija mažiausiai 450 eurų, daugiausiai 1500 eurų. Nu, tai panašiai apytiksliai teisėjas visą laiką vertina asmenį vidurkį. Neužsiminėk šito reiktų, ta prasme, nevežiok. Vežiok, ta prasme, kiekį, kurį leidžia įstatymai ir žiūrėk, stenkis. Viskas, visagai. Neužsiminėk neteisėtą veiklą. Statom, nestoja! O dabar tik pažiūrėkite. Tas pats senas golfas po pusmečio ir vėl pateko į negeras rankas. Įtariamieji mėgino sprukti, bet buvo sulaikyti. O golfo kelionė, ko gero jau visiems laikams, baigėsi sodybos tvoroje. Kelyje Kalvarijos Suvalkai patruliuojantis pareigūnai pamato Nissan Maxima automobilį lietuviškais numeriais. Atrodo, mašina sugedo. Priėję arčiau pasieniečiai pamato, kad automobilio vairuotojas ir keleivis atvykę iš toli. What's happened? The car just O tai по-русскому. Я знаю по-русски. Laužyta anglų ir rusų kalbomis juodaodžiai pasieniečiams mėgina aiškinti, kad automobilį pirko Lietuvoje, o dabar jį varo parduoti į Ukrainą. Tai palauk, jinai gal nesugedo. Susto? Ta mašina, gal jisai šiaip sustojo. Jisai nebereikalo sustojo. Abu parodo Nigerijoje išduotas asmens tapatybės korteles. Tačiau paprašytas pateikti vairuotojo pažymėjimą, vyriškis pareigūnams atkiša Prava. Есть? Кого? Prava. Есть, да. griūk negyvas, neegzistuojančio šalies fantazijos dokumentą.
Где ваши права? Как? Где ваши права? Как права? Where is your driving license? He's the one that drive, not me. Як застоjančios valstybės vairuotojo pažymėjimą. Tarptautinį. Nigerijos pilietis vaidina nustebusi ir net įsižeidusi. Он ездил, учился? Да, он делал учиться, да. Потом он как? Украина, когда это не украинские права. Это украинский? Не украинский. Нет, это не украинский, это американский. Deja, užsieniečių kelionė iš Estijos į Ukrainą baigėsi Lietuvoje. Nepadės ir krūvos dokumentų, neva įrodančių, kad juodaodžiai ir aukštuosius mokslus baigė. Я это my driver license. Да. А откуда ты их получил? Я делаюсь это Луганск. Давно, да. Когда это как давно? Это украинские права, да? Да. В Украине дают такие. Matėm mes visko. Ir padirbta diplomatinė neliečiamybė, neva suteikianti pažymėjimą, ir net pasaulio piliečio pasą. Kuom baigėsi itin stambaus masto operacija? Įtariamieji sustabdyti netoli Stakų kaimo. Ir čia jau prireikė antrankių. Surašyk, tada galėsi paimti. Štrap. O dabar atėjo metas išvysti, kuomgi baigėsi itin stambaus masto operacija. Pareigūnai, kelias valandas stebėję per sieną krovinį gabenančius nusikaltėlius, miške rado tuščią jų mašiną. Automobilis tuščias. O netoliese įspūdingą krovinį. Per 20 dėžių kontrabandinių cigarečių už 35 000 eurų. Įtariamieji sustabdyti netoli Stakų kaimo. Laikinai apribuotus aplinkybėm išsiaiškinti, kol kas čia pabūsit. Surašykit dokumentėlį, kad... Viską padarysim, papūkit. Įtariamieji pikti ir įsiutę. Tik ką, kaip įtariama praradę brangų kontrabandinių cigarečių krovinį, dabar jie gali netekti ir telefoną. Mes paimsim tą, ką mums reikia. Mūsų veiksmus galėsi po tos pūs. Dabar klausyk, nes turėsi problemų, kad uždėsim antrankius ir papurdysim. Jeigu priešimsis, uždėsim antrankius. Tai ką jūs dar ir mano daiktai yra žmonės? Kol kas paimkite. Filmuok, ar girdi? Jie, pasirėtų dar. Palauk. Pas mane namas neuždarytas, nieko namie nėra. Tai jūs mums paaiškinkit, dėl ko mums važiuoti reikia. Mes iš vis važiavam, grįžom namo pamiršti. Tai iškart paaiškinkit, o jūs raktus atimat, net nežinia, ką čia daros. Pasakėt, kada jūs pasakėt. Surašyk, tada galėsim paimti, čia raminkis su savo šitais. Teikit telefonus, išimsim. Kodėl svarbu yra paimti iš kontrabandininko telefoną? Tam, kad jisai nespėtų perspėti savo tos parankinius. Gerai, surašykit, kas bus išimta iš šito, iš rankų. Irgi sulaikymo protokolą surašyk. Gerai. Tu, o kas surašyk? Stok prie mašinos. Ką radot, kaip Stok prie mašinos. Stok prie mašinos. Palionės. Rankas į mašiną. Palionės Jana ir Tinkevičius. Žiūrėk kitur. Galėtų, ne? Telefoną ant mašinos. Tai šlampa, čia aš dėliosiu, pirkinėsiu. Ką to? Įrašyt reikia, ką išimsit, kas ką. Kojas pučiai. Bet atsiprašau, galima klausimą? Iš mano mašinos ištraukė žmogų, aš kartu buvau, tai priežastį nors man. Įtariamas nusikaltimų padarymų. Kokį mes su juo buvome iki kartu čia atvažiavo. Gerai? Ne, tai aš suprantu viską, aš nesiginčiu, bet paaiškinti galima. Įtariamieji kontrabandininkai buvo nuvežti į Gintaro Žagunio užkardą. Jų automobilyje rastos slidininko kaukės, diržai, ledo kirstuvas. Ir vargu ar sulaikytieji asmenys buvo išsiruošę į slidinėjimo žygį. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl stambaus masto kontrabandos gabenimo. Atrodo, žūtbūtinis noras lengvai ir greitai pasipelnyti, kai kam baigsis už grotų. O priešinasi tie nusikaltėliai? Kai kurie. Ypatingai jeigu neblaivus visiškai ten, sakykime,
neadekvatus, jis net nesupranta, ką jis daro. Jie susigalvoja savo įstatymus ir viskas, daryk tu, ką nori. Labas vakaras. Pasienio tarnyba. Jo, matau. Dokumentėlius turite? Nu, su savim neturiu. Kaimyną einu. Gyvenate? Stalgonių kaime. Pavardė jūsų kokia? Mackevičius. Ivanas. Aišku, žinom tokį. Gerai, keliaukite tada. Namas jo antras vyra. Gerai. Ponas nerūkot? Ne, nerūkau. Nu, ką padarysi. Gerai. Gero vakaro jums. Gero vakaro jums.